Perlas Go rally Daugai 2023 šį savaitgalį į draugų ralį visus sukvietė į Alytaus apskrityje vykusias varžybas. Smagiai nusiteikę, arti 100 ekipažų šeštadienio rytą tikrinosi automobilius, kelio scenogramą, kas gero pas kolegas konkurentus. Pratinamės. Kaip nusiteikti? Stresą mažinam. Ai, stresas tai mažina. Ne, labai gerai. Geri dopai, labai techniški, ne ilgiai, bet techniški. Susirašėm trasas, lėksim. Kaip nusiteikimas, numeris, tai geras? Gerai kol kas nusiteikia, nežinau, sunkios visai trasos. Kaip pavyks, sakykime, gerai, laimingai. Kelintą ralį iš eilės Nordis Racing Team projekto šralistas nugalėtojai Markas ir Ugnius išmėgina savo jėgas su kitais lenktynininkais, jiems padedami. Smagu, kad jaunimas toks energingas ir draugiškas. Pasitikrinam porą 10 kartų. Biškai pasipaišiau gražiau, tai iškiau pačiam būtų. Tai gal tu jau eini link šturmano pozicijos? Aš bandau būti universalus, kaip, pavyzdžiui, Barnas koks, įsivaizduokit, pavyktų tokį būti. Kietai, ne? Gerai, o kaip iš draugo pozicijos stebit Marką? Jisai vairuoja geriau ar šalia sėdi? Šitą galėsiu atsakyti po ralio, bet aš vis tiek gal linkčiau prie to, kad geriau vairuoja gal. Bet ir šturmano trenerio pozicijai, manau, tikrai stiprus yra. Dažnas iš jūsų dažnai pastebėti servizo zonoje esančius teisėjus. O raudonplaukę esate pakalbinę? Ši teisėja visada su šypsena ir visad už gražią kovą. Kaip jūsų rytas? Labai geras, labai super, viskas labai gerai. Būna nuotykių? Visada jau būna. Yra kam vietos mažai, yra kam per daug, yra kam labai gerai, yra kam blogai. Visą laiką tai ir toks ralis. Bet viskas labai super. Su visais eina susitart. Ir visada. Tai gero ralio, tai? Dėkui, jums gerų startų. Organizatoriams paskelbus lenktynių pradžią, nutiko ralis. Klaudui nuo ryto nuotykiai sukėlė sumaištį. Turėjom biškį nesklandumų, bet viskas spėjom, tai viskas gerai. Technikinis vakar pasibaigė. Nepastebėjom. Bet labai geri žmonės Alytui, tai su visur užleido viską, labai greit padarė, tai labai ačiū jiem. Tačiau kitiems lenktynininkams pirmasis greičio ruožas baigėsi liūdniau. Mūsų komanda tiki, kad Kauno rudens ralyje vėl susitiksime. Kažkokių tikslų čia neturime, nes kaip ir tos bendros įskaitos taškai nėra vedami. Tai nežinau, tiesiog norim ramiai finišuoti ir viskas, manau, bus gerai. Gaila Strumskio. Labai gaila. Pirmam greičio ruože. Taip nutikt. O taip norėjom pakavoti. Bet kojas drebėjo, kai pamačiau, kad reikia viskas ramiau važiuoti. Tada antras toksai ramiau, dabar ketvirtą, tai jau taip atsipalaidavom visiškai, ledas. Galim važiuoti normaliai toliau. Bet dopai, kaip ir sakiau, turime tokie nelengvi. Tai manau, miškas bus labiau mano. Žiūrėsim. Tik tiek pradžiai išmušė gal iš ritmo, kai pamatėm, kaip kitiem kolegom sekėsi, tai taip atsargiai po truputį. Nežinau, atrodo visai normaliai, nežinau, saugiai, gražiai pravažiavom. Aišku, važiavom su avariniu režimu nuo pirmo greičio ruožo, su pusašiu nelabai kas buvo. Pasisekė taip, kad tik startavom pirmą greičio ruožą, nuvažiavom apie 300 metrų, perjungius bėgį iš 3 į 4, variklio sūkis sukilo ir supratau, kad netekome vieną iš 2 pusašių. Ir gavom visus 4 greičio ruožus važiuoti tik su vienu varančiu ratu. Tai nelengva vairuoti automobilį, kai tik vienas ratas vairuoja. Varo automobilį. Tai bet gavom patirties, gavom tokį įdomų ekstremo, nes automobilis labai sunkiai valdosi, jisai labai nekontroliuojamas, nes tas sukibimas labai prastas yra. Bet mes čia servize pasikeitėm pusašį ir bandysim toliau gazuoti.
kalbėjom apie jau legendomis apipintą 1-3 greičio ruožą, kuriam nukrito nemažai dalyvių, ačiū Dievui, kad nestipriai. Nu, buvo ten stogiukas vienas. Kitiem metam reikia daryti šitam larčiui šitą duobelę. Mes pagalvosime apie tai. Aš tik pasiūliau. I'm just saying. Tiesiog. Servizo zonos metu vieni aptarė, kas ir kur įvyko, kiti mėgaujasi skaniausia ralio kava. O jums teko jos paragauti? Per ralius, tai aš kartais pasistatau aparatą ir gaminu žmonėm kavą. Ir man tai labai patinka. Tau patinka bendrauti su žmonėmis? Taip. O ralis patinka? Nu, šiaip aš daugiau likčiau prie aparato, negu žiūrėčiau į mašinas. Skaniai išgert. Ačiū tam. Prašau. Tadas su Donatu patyrė stogą. Dėkingas Tadas padėjusiems apversti ir džiaugiasi, kad tik tokios pasiekmes. Labai sąlyginai švelniai. Gerai, kad galime tęsti. Galime tęsti, pakeitėm langą, suorganizavom, labai pasisekė. Važiuosim ramiai, ką supratom, nes šita diena sunki visiems. Tai kažkaip, kad toliau jau nebeprisdaryti reikalų. Nu ir bandysim. Dar gal galim pavyti kažką tais, nes laiko tai daug sugaišom. Pasisekė, apvertė mašinas, nesugadinom variklio, ten dar kažką tais. Tik tai kėbulo reikalai. Susitvarkysim. Iki Kauno rudens negalėsim miegot ramiai, turėsim padirbėti. Prisidarėm darbų. Nu gerai, negulėsim ramiai. Kaip visada, ralyje sutikau Tomą, kuris befilmuodamas savo laidai pakalbino ir mūsų komandą. Ramūnas, man atrodo, tikrina, ar teisingai viską padarė, bet aš manau, kad aš dar galėčiau ateiti ir dar perpatikrinti, nes double checkas visada geriau negu single checkas. O iš vis geriau jokio čeko, ypač jeigu tai check engine. O kaip dabar tau ralis? Man ralis atrodo dulkinai, smagiai. Labai net keista, kad tiek daug mašinų iškrito pradžioj, tai manau, kad organizatoriai gerus greičio ruožus pasiūlė. Ir kas persistengė, iškart gavo per ausį. Bet smagu, nuo to tik įdomiau. Nieko neleidžiam į kelią, žiūrovų labai prašom būti sauginių juostų ir gero žiūrėjimo visiems. Po pertraukos vėl visi grįžome į greičio ruožus, kur lenktynininkai kovojo su dulkėmis, kliūtimis, savimi. Mes kaip visada liūdų. Jeigu ne, Vilniui keičia. Turim reikalų. Kas nutika? Mūsų matematika prasileidom panašu, kad su turbūt kuro skaičiavimo kiekiu, bet panašu į tai. Pagal elgesį, tai daugiau nelabai yra ką pasakyti. Tada ledu. Norint spėti finišą, reikėjo važiuoti ratais, kvadratais, nu kurgi ne. Mes pasirinkome posūkį kairien. Ten laukia nuotykis. Nuotykis baigėsi gerai, vardan Luko ir Mariaus pagalbos. Ačiū jaunimui, kuris nepagailėjo savo laiko ir jėgų ir padėjo mums ištrūkti iš dumblo. O gal pabandysim? Ant galo pasidarė įdomu. Prieš paskutiniam greičio ruožę pušinom, bet gavom malkų. Netikėtai tikrai galvojom, kad laimėjom. Pasigerinom savo laiką 3 sekundėm nuo praeito važiavimo, bet Tomas 10. Kažkaip, nežinau kaip, bet pavyko jam. O koks dabar jo laikas? Koks laikas? Nežinau, bet prieš paskutiniam tai normaliai. Jo.
jau nepagausim Klaudą. Gyvena. Gyvena, raudonis. Nu vis tiek, Benai, laukiam tavęs Kaune, nes reikia kovą padaryti normalią. Nepasiduok. Jis man sakė, pažadėjo. Laukiam. Nu, ką, berniukai? Pagavom Bučinską paskutiniam. Nedaug, bet pagavom. Pavyko, geriausią laiką padaryti pavyko. Visą dieną gaudėm ant paskutinio pavyko, tai jau dabar namo su šypsenom plačiausio. Labai džiaugiuosi. Susimatysim finiše. Iki. Dabar jau galiu pasakyti, kad Markas geras treneris. Šturmanas, buvo biški pametęs, kaip šturmanas geras. Normaliai. Bet kaip treneris tikrai. Ta prasme, iškritęs buvo? Ne, stenogramo. Bet kaip šturmanas, tai kaip treneris, atsiprašau, tai pasaka viską, susako kaip ką daryti ir ko nedaryti. Džiaugiesi? Labai. Pasaka. Šiandienos tikslas tai tikrai pavyko. Pasisėmėm ir bagažą ir viską. Labai yra svarbu analizuoti, šiandien ir buvo pagrindinis dalykas analizė rast. Tai jo, sakyčiau, viskas labai sklandžiai, neblogai ir nuotaika buvo, ir viskas buvo, ralis, fainai, namų. Nordis Racing Team sveikina visus įveikusius draugų ralį ir jau nekantriai laukiame rugsėjo pabaigoje vyksiančio Samsonas ralį Utena. O jūs, jei norite ne tik stebėti, bet ir dalyvauti ralyje, galite registruotis į projektą Aš ralistas. Gal kitąmet nuotykius patirsime kartu?